Kas laukia po mirties? Skirtingos religijos turi labai skirtingus atsakymus, tad apžvelkime 5 plačiausiai žinomas. Šįkart Islamą. Islamas ir krikščionybė priklauso vadinamoms abraominėms religijoms, todėl ir turi labai daug panašumų. Musulmonai tiki, kad žmogų sudaro kūnas ir dvasinis pradas siela. Mirus kūnas lieka žemėje ir suyra, o siela nuo jo atsiskiria, kaip ir krikščionybėje. Tačiau čia atsiranda išskirtinis momentas. Priklausomai ar tu tikintis, kaip gyvenai gyvenimą, ar buvai veidmainis, tavo atsiskyrusi siela paimama po mirties švelniai arba labai skausmingai, o paimama ji į tarpinę būseną tarp gyvenimo ir prisikėlimo, kur laukiama galutinio teismo. Kas šioje būsenoje vyks? Hadisuose pasakojama, kad tau mirus kape tave aplanko du angelai. Ir jie klausia, kur tavo viešpats, kokia tavo religija, kas tavo pranašas. Priklausomai nuo to, kaip atsakai, tavęs laukia rojus arba pragaras. Kol kas tu nei viename iš jų nesi, tau tik parodomas būsimas likimas. Realiai kape tu patiri tarsi kaip preview, kas tavęs laukia. Ir praeina kažkiek laiko, kol tu lauki, o lauki lygiai taip pat kaip ir krikščionybėje teismo dienos. Tai vienas svarbiausių islamo tikėjimo elementų. Teismo dieną kiekvieno mirusiojo kūnas bus prikeltas ir kiekvienas gaus knygą. Tai darbų knyga. Kiekvienas tavo geras ar blogas darbas bus sveriamas. Ir jei tavo darbų svarstyklės bus sunkios ir Dievas tau suteiks gailestingumą, keliausi į rojų, kur tavęs laukia sodai su vandens, pieno, medaus upėmis, ramybė, amžinas gyvenimas, artumas Alachui. Bet jei nepasiseks ir būsi pridaręs blogų darbų, keliausi į pragarą su daug ugnies, kančios, skirtingomis bausmėmis, priklausomai nuo nuodėmių, kurias padarei gyvendamas. Bet čia svarbu nepaversti visko vien matematika. Islamo raštuose pabrėžiama, kad į rojų niekas nepatenka vien už gerus darbus. Galutinis pagrindas yra Dievo gailestingumas ir beje, jo dėka musulmonai palieka galimybę, kad gali išeiti iš pragaro, atsėdėjęs savo bausmę ir keliauti į rojų. Nors tam irgi yra sąlygų bei išlygų. Įdomu sužinoti, kaip pomirtinį gyvenimą mato kitos religijos. Spausk follow.